Norint pateikti prašymą dalyvauti konkurse į valstybės tarnybą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, taip pat norint registruotis bendrųjų gebėjimų testui, reikia susikurti paskyrą atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnoje. Paskyros pildymą sudaro 3 pagrindiniai žingsniai – kontaktinės informacijos nurodymas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento pridėjimas ir esant poreikiui prenumeratos užsakymas. Pirmame paskyros pildymo lange asmens duomenys yra įvesti sistemos automatiškai, tad jų vesti nebereikia. Žemiau turite nurodyti savo kontaktinius duomenis. Laukus pažymėtų žvaigždute užpildyti privaloma. Nurodykite telefono numerį ir bent vieną elektroninio pašto adresą. Ši kontaktinė informacija bus naudojama susisiekti su jumis atrankos į valstybės tarnybą vykdymo metu. Taip pat galite nurodyti telefono numerį, kuriuo jums būtų siunčiama svarbi su atrankos moduliu susijusi informacija. Norėdami užsakyti informavimą SMS žinutėmis, paskyros tvarkymo lange spustelkite mygtuką Įvesti, nurodykite mobilaus telefono numerį, ir SMS žinute gautą patvirtinimo kodą. SMS žinutėmis jūs būsite informuojamas, primenant apie testo laikymą likus 24 valandoms iki testo laikymo pradžios, apie atitiktį ir neatiktį pareigybei nustatytiems reikalavimams, apie prašomus papildomus dokumentus, apie įstaigoje vykdomo konkretaus konkurso ar atrankos datą ir laiką. Įvedę kontaktinę informaciją ir norėdami tęsti paskyros pildymą, paspauskite mygtuką Tęsti. Atsivėrusiame lange turite įvesti nors vieno išsilavinimą patvirtinančio dokumento informaciją, tad spustelkite mygtuką Pridėti ir pradėkite pildyti duomenis. Įveskite dokumento pavadinimą. Dokumento išdavimo datą. Pasirinkite studijų sritį ir kryptį. Jeigu diplomą gavote 2010 metais ir vėliau, rinkitės nuo 2010 metų. Jeigu diplomą gavote iki 2010 metų, rinkitės iki 2010 metų. Pasirinkite kvalifikacinį laipsnį, išsilavinimo lygį. Jei išsilavinimas įgytas užsienyje, pažymėkite išsilavinimas įgytas užsienyje lauką varnele. Tuomet aukštosios mokyklos išdavusios dokumentą pavadinimą turėsite įvesti patys. Taip pat į atsidariusius papildomus laukus turėsite įkelti valstybinės kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo. Šiuos dokumentus įkelkite spustelėję mygtuką Prisegti dokumentą. Jeigu išsilavinimas įgytas Lietuvoje, šiame langelyje nieko nereikia žymėti. Pasirinkite aukštosios mokyklos išdavusios dokumentą pavadinimą. Įveskite dokumento numerį. Papildomai galima pridėti elektroninį išsilavinimą patvirtinančio dokumento versiją. Svarbu, kad dokumentas neviršytų 2 MB dydžio failo. Baigę pildyti, pasitikrinkite, ar gerai suvedėte duomenis ir juos išsaugokite. Norėdami tęsti paskyros pildymą, spustelkite mygtuką Tęsti.
Pateikiamas kitas paskyros pildymo žingsnis – prenumeratos užsakymas. Šiame paskyros pildymo žingsnyje galite pasirinkti, kokią informaciją norėtumėte gauti, apie paskelbtus konkursus valstybės tarnautojo pareigoms eiti, apie paskelbtas pakaitinio valstybės tarnautojo atrankas, apie valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbiamas testų datas, laikus ir vietas. Pasirinkus pirmą arba antrą punktą, nurodykite informaciją, kokie skelbimai jūs domina, kurioje vietovėje, kokiai pareigybei, kuriam pareigybės lygmeniui, kokios kategorijos. Pasirinkę prenumeratą apie valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbiamas testų datas, pasirinkite testą, kuris jūs domina. Pasirinkus nors vieną prenumeratą, būsite informuoti paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat ją matysite savitarnos paskyroje skiltyje Mano žinutės. Norėdami baigti paskyros pildymą, iš pradžių patvirtinkite, kad visa jūsų paskyroje pateikta informacija yra teisinga ir pasikeitus asmeniniai informacijai sutinkate ją atnaujinti nedelsiant, o tada spustelkite mygtuką Išsaugoti. Išsaugojus paskyrą, jums bus pateikti meniu punktai. Paskyra. Esant poreikiui, čia galėsite papildyti arba pakeisti savo duomenis, užsisakyti ir panaikinti prenumeratas. Mano žinutės. Čia matysite jums siųstų su valstybės tarnautojų atranka susijusius pranešimus. Mano dokumentai. Čia galėsite susikurti, peržiūrėti bei patikslinti dokumentus, kuriuos turėsite pateikti dalyvaudami konkursuose ir pakaitinių atrankose. Mano konkursai. Galėsite peržiūrėti pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir pakaitinių atrankoje informaciją bei matyti savo susirašinėjimą su konkrečia įstaiga. Mano testai. Čia galėsite peržiūrėti laikytų testų informaciją arba registruotis naujo testo laikymui. Laisvos darbo vietos. Šioje skiltyje matysite konkursų arba pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos skelbimus bei galėsite teikti prašymus.